komandų tarpusavio rungtynėse geriau sekėsi Šiauliams ir vienoje iš tų akistatų taip pat buvo labai įdomus epizodas, kai buvo neįskaitytas Julijaus Kendišo įvartis. Apie šitą tai aš jau net nekalbu. Žinoma, gali išsiplėsti, bet šis tikrai gali už šio fakto kabintis Vilniaus Žalgiris. Čia pirmoji Šiaulių ataka ir su kamuoliu rankose Edvinas Gertmanas. Jis šiandien yra ir Vilniaus Žalgirio. Vladimiras Čepurinas remdavosi Tomislav Luka, pastarasis paskutinėse rungtynėse prieš Panevėžį bei Grydo ir šiandien Jefremovas. Tokias yra startinės komandų sudėtis. Na ir turbūt vienas iš įdomesnių Mindaugo Čiapo sprendimų šiandien tai yra Rolandas Baravykas startinėje. Dviem puolėjais, daugiau žaidė tai praėjusiais metais, kai Renanas Oliveira labai dažnai asistavo Matijusui Ojavusi, arba atvirkščiai pasižiūrėsime, kaip Romualdui Jansonui seksis, bet smagu, kad jis dabar jau starto sudėtyje. Jankauskas, jos blokuotas smūgis, nes iš esmės, kai dabar jau viskas aišku, manau, tikrai reikia. Kitame sezone šios komandos marškinėlių nereikės, turbūt visiškai natūralu, kad tu į aikštę leidi jauną žaidėją, kuris yra talentingas, su kuriuo tu turi kontraktą ir vyriausiasis treneris šiandien labai daug pasirinkimo, tiesą sakant, ir neturėjo. Šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo protokole yra 7 futbolo. Spėjimas gali duoti varžovams daugiau kontroliuoti kamuolį ir bėgti savo mėgstamas kontratakas ir mušti įvarčius. Čia gražiai Šiauliai pradeda savo ataką, perdavimas į baudos aikštelę. Gynėjas ir netgi tas atstumas iki vartų tikrai toks pakankamai nemažas. Čia bando iki galo žaisti Eligijus Jankauskas, bet Edvinas Gertmanas yra vietų sudėtinės į komandą dar buvo atvykęs ir Julijus Kendišas. Čia Eligijus Jankauskas aikštės viduryje. Kamuolys atitenka vėlgi aštrių atakų užuomazgų prie šiauliečių vartų. Čia žinoma tokia galbūt kartais ir matosi koncentracijos stoka, kai atliekamas aukštas perdavimas ir vienas Šiaulių futbolininkas esantis tokie periferijoje žiūri. Komandos draugas rungtyniauja su kitur truputėlį akimirkai paleidžia savo. Laikai susistabdytų tą kamuolį, bet vis dėlto jiems tada gal net būtų lengviau atlikti smūgį, bet pati ataka gera ir čia reikia pagirti Kiprą Kažukolovą, kuris labai gerai vertino situaciją, puikiai pakeitė kryptį. Aš tikiu, kad toms apatiniams Lenkijos čempionato komandoms kažkiek būtų įdomus šio futbolininko atvykimas, nes kaip ir minėjau, Lenkija. Pusę valandos. Pradėjo jau šiose rungtynėse, na ir toliau. Tomis paskutinėmis minutėmis Žalgirio persvara. Lošovus puikiai suklaidino ir kol kas šiandien turbūt labiausiai išsiskiria, nes po jo perdavimo tarp linijų ir Ojavusis susikūrė tą situaciją. Taip kad šiandien tikrai geras Garpcovo mačas. Žaidėjas irgi kartais jo kūno kalboje labai greitai pasimato, gal net plovas toks per daug racionalus. O dabar suprantama, ieškai Gaišūno, Betūno, jų aukščiausių žaidėjų, bet kol kas tose oro dvikovose sekasi abiems futbolininkams. Čia Betūnas kartais laimėjo oro dvikovos prieš Petrą Mamičių, bet visgi kamuoliai šoka nelabai dėkingai Romanovskijui bei Eligijui Jankauskui. O čia šiaip sveikinimai Nasimui Gnidui, dar kartą pelnytas įvartis ir dabar įmuštas įvartis galva. Anksčiau Nasimas Gnydas išsiskirdavo tokiais puolėjo. Kovo aikštės viduryje Eligijus Jankauskas yra ten priekyje. Aleksejus Šepetūnas yra Romanovskis kitoje pusėje. Jankauskas pats ryžtasi smūgiuoti ir Edvinas Gertmanas kamuolį gauna užtikrinti. Turbūt tas nesmingas ir sakyčiau, manau, jei nieks čia labai pasikeis, kad Žalgiris tikrai bus arčiau antro įvarčio negu Šiauliai išlyginama. Žinoma, reikia neprisidaryti savo problemų. Baivos dabar gali mėginti varžovus spausti. Tiesa, Žalgiris jaučiasi, atrodo, visai neblogai. Labai daug erdvių. Na, čia galbūt ir jiems atlieka perdavimus į dėkingas trajektorijas. Čia labai geras Roko Leketo gynybė.
žinoma, aikštės viduryje, nes tikrai tokia pilka zona dabar aikštės viduryje, atakuojantys žaidėjai negauna kamuolių, bet žinoma ir šiauliečiai gal suprasdami tai, kad buvo likęs labai nemaloni situacija Edvinui Gertmanui. Manau, net ne taip arti vartų norėjo siųsti kamuolį Emilis Gasiūnas, tačiau gavosi toks tikrai labai perdavimas irgi nesėkmingas. Bet ir pirmame kėlinyje Lukas Paukštė visada sėkmingai žaisdavo kojomis, tačiau kol kas oponentai tas klaideles vartininkų. Link Romanovskio pabandė pasiųsti kamuolį. Šiauliai čia vos neperima kamuolio dabar svečiai iš Šiaulių. Ir galų gale vis tik tai perima ir čia iškart kamuolys jau baudos aikštelėje. Na, rizikuoja savo aikštės pusėje žalgiriečiai. Šimkus, jo perdavimas. Nes skirtumas tas Šiaulių žaidėjai. Bet vėlgi labai tokios situacijos daug kas priklauso nuo Sigitolio. Spaudžiami yra žalgirio žaidėjai. Gali būti atliekamas tolimas perdavimas ir čia labai svarbu simti gerą pusę. Mičius pakėlė kampinį. O dabar kontrataka. Yra kitoje pusėje Romanovskis. Dabar link jo kamuolys ir siunčiamas. Čia Gertmanas jau iš pradžių baudos aikštelėje ir Lukas Paukštė dabar skrenda aukščiau už Matiesą Vucį. Eligijus Jankauskas, vienas tarp 5 varžovų dabar ir štai tokį sumanimą atlieka Eligijus Jankauskas, pamatė, kad Gertmanas Egidijui Vaitkūnui, šis vėl į priekį ir ataka toliau tęsiasi. Jankauskas didelėme greityje bando veržtis į baudos aikštelę, bet ten vėl nepavyko. Ukrainietis primušė per 19 mačų 13 įvarčių ir atrodė, kad Šiauliai rado tikrą įvarčių mašiną, bet šiame sezone Šiaulių gretose rungėsi pro nugarą Egidijus Vaitkūnas. Jankauskas. Atliko dėmesį Arvydą Moliukovą. Vėl keičiama ataka. Kryptis, Eligijus Jankauskas. Ir čia lieka su kamuoliu Šiauliai ir toliau. Čia galima žaisti toliau. Pats Sagnidas užkliuvo už gulinčio Egidijaus Vaitkūno. Romanovskis, jos smūgis! 1-1. Bravo, Danieliu. Komandai dvikovoje čia gražiai praleistas kamuolys, nuošalė nėra. Eligijus Jankauskas klaidina varžovą. Jankauskas ir Jankauskui pasižymėti piktas ant savęs lyga šioje vietoje. Jankauskas, Paveličius prieš jį. Jankauskas, daug šiauliečių rūksta į varžovų baudos aikštelę. Čia ataka tęsiasi, tiesa. Monas Ulvys, pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio, atiduodant kamuolį į kraštą. Čia ataka tęsiasi, smūgis į vartus ir Edvinas Gertmanas. Viskas. Čia leidžia žaisti toliau arbitras. Griuvo ten kaip pakirstas Simonas Ulvys, galbūt irgi gavo per veidą. Ten gudriai pastangomis sugeba kamuolį išmušti, o Šiauliai vėl pasiruošia rūkti į kontrataką. Perdavimas Simonui Urbiui, šis kupinas jėgų. Nusprendžia keisti atakos kryptį savo komandos draugams. Rūkti atakas, šiaip komandai kontratakuojant toks žaidėjas kaip Šebetūnas galintis priimti kamuolį, būdamas nugarą į vartus, tikrai yra labai. Prieš tai matėme pasiruošusi žengti į aikštę. Yra ten, aišku, Deividas Dovidaitis. Yra ir dar gana jaunas futbolininkas išeiti į atakas ir būtent dėl to tas spaudimas ir yra naudojamas taip aukštai. Na, žinoma, šiek tiek įdomu, kodėl. Ir dar vienas šansas Šiauliams kontratakuoti. Simonas Ulbys, labai geras perdavimas Dovidaičiui, šis greitas futbolininkas. Pirmieji jo prisilietimai prie kamuolio, Dovidaitis atlieka perdavimą į baudos aikštelę, čia gera galimybė ir kamuolys vartuose 2-2. Puikiai kontrataka ir Eligijus Jankauskas ko nepadarė
Antro kėlinio viduryje tą daro dabar, nes vėl matome VAR patikrą. Įdomu, kas ten gali būti peržiūrėta, nespėliokime. Pažiūrėkime šią situaciją, čia nuošalės nebuvo, ten buvo užsilikęs Petras Mamičius, o kas buvo čia? Čia nuošalės lygiai taip pat yra ir įvartis tikrai turi būti įskaitytas. Pagaliau pavyksta Eligijui Jankauskui pramušti šį kartą. Pabandė krūtinę numesti kamuolį komandos draugui. Čia labai toks rizikingas spaudimas, net du žaidėjai pribėgo prie Novikovo, bet laimė labai kompaktiškai, visi greitai grįžta į gynybą. Na, grįžimas yra viena, bet išsirikiavimas ir varžovų išsirinkimas. Nepasakysiu, bet tikrai šitose porą kartų anksčiau žaidžiusi Roką Leketą, tai buvo sezono viduryje. Na, turi tam visus reikalingus duomenis. Rokas Leketas turi grąžina kamuolį į žaidimą. Eligijus Jankauskas antrojo komandos įvarčio autorius kamuolį priėmė. Petravičius Jankauskui ir pastarasis yra nuošalėje. Žinoma, Hegelman tokiu rezultatu tikrai neturėtų būti patenkinta.